Sveiki, noriu pakalbėti apie braškių kenkėjus. Kaip žinot, mes braškes pradėjome auginti tik tai nuo praeitų metų, todėl tikrai dar esame žali augintojai ir daug ko nežinome. Pernai, kaip ir visi turbūt braškių augintojai, taip ir mes nukentėjome nuo tripso. Todėl šiemet jau buvome pasiruošę preparatą, dar jo nepurškėme, nes tripsas tai yra tie vabaliukai, kurie preparatai juos veikia tik tai jiems esant, tai negali būti kaip prevencinė priemonė, nupurkšti į priekį negalima, kad jo neatsirastų. Tai mes vis žiūrim, ar žiedeliuose nėra vabaliukų ir tripso kaip tik tikrai nesimato, bet šiandien ravint radau kelias braškes jau pažeistas. Tikrai suskubau ieškoti tripsiukų, bet jų tikrai nėra, nes braškių žiedai švarūs, gražus ir nieks per juos nelaksto. Bet einant link to krašto ravėjimo, kur pasibaigė braškynas, nes iš šitos pusės mama kaip tik pasodino česnakus, o sako labai gerai su česnakais braškės, tai čia viskas yra ok, švarūs, gražūs žiedeliai. O einant link krašto pastebėjome, jog braškių žiedeliuose yra ne tripsas, bet juodi maži vabaliukai. Pasak Google tai yra, bijau dabar blogai pasakyti, bet lyg tais tai yra rapsinis žiedgraužis. Rapsų čia aplinkui nieks neaugina, bet žiedgraužis atsirado. Dabar truputį nulijo lietutis ir aš nebematau tų vabaliukų tiek, kiek buvo. Bet tarkim, va čia tikrai vienas tupi, tokie juodi maži vabaliukai ir tai tikrai ne tripsas, nes tripsas tai yra tokie pailgi vabaliukai, o čia tokie juodi. Nežinau tiksliai, kas juos paveiks, tai bandysim nupurkšti tą, ką turim, tai jau tą, ką naudojam pernai nuo tripso. Manau, žiedgraužius visus galbūt veikia tas preparatas, tai yra Herfosekas. Jisai yra visiškai ekologiškas, pagamintas iš česnakų ir jo veikimas yra toks, kad nupurškus juo tie žiedgraužiai tiesiog nebeužuodžia braškių žiedų ir jų neranda. Nes iš tikrųjų, kai mes purškiam jį, tai smirda visas kaimas aplinkui česnakais. Na, tikėkime, kad pavyks suvaldyti, va čia va matosi. Na, sufokusuok. Va matosi tas juodas vabaliukas. Tai laukiam dabar, kol bitės baigs darbus ir galėsim purkšti. Tai nuo visokių vabaliukų ir tripsų mes pernai naudojame Herfoseką ir dabar taip pat nupurkšim Herfoseku, nors kaip ir sakiau, tripso neradau, bet radau kažkokių vabaliukų, kurie pagal Google yra rapsinis žiedgraužis. Tai čia labai gražiai aprašyta jo yra sudėtis, kad tai yra visiškai ekologiškas produktas, pagamintas iš žolelių. Patikrinom ir įsitikinom, kad bitės jau miega ir yra saugu pradėti purkšti, nors gamintojo nurodyta, jog Herfosek yra saugus gamtai ir aplinkai, bet nesinori medaus česnakų skonio. Nu, va, tie vabaliukai jau račiau į šitą pusę. Tai tikrai nėra tripsas, nes tripsas prilietų žiedelį išsilaksto tokie smulkus. O jau krenta žiedlapiai. Nužydėjo. O čia yra tokie va, jie kieti tokie. Juodi. Tai jau iš ryto iškart žiūrėt kaip vabalai. Kvapas česnako dar ir dabar jaučiasi. Nu, vabaliukai vis tiek tupi.